likęs Remigijus Žemaitaitis. Tai pradžioje žodis kandidatui, paskui kolegų klausimai. Gerai, tai dar sveiki, labas rytas visiems. Ko gero tradiciškai, aš tai labai norėčiau padėkoti savo komandai, savo žmonėms, kurie buvo su manim, kurie dirbo. Tai yra, iš tikrųjų, mes padarėme, kaip sakant, sunkiai vertinamą dalyką, nes per keletą mėnesių mes sugebėjome kurti politinę partiją Nemuno aušrą, suformuoti skyrius, toliau formuoti juos. Tai tas didelis pasitikėjimas tai dar kartą rodo, kad mes galime Lietuvos politinėme žemėlapyje dalyvauti, kad mūsų idėjos, mūsų ideologija, kurią mes laikėmės, jinai yra priimtina didžiai dalį visuomenė. Ir kitas yra svarbus dalykas, tai buvo signalas mums, kad mes turime rinkėjų visoje Lietuvoje. Tai yra ir mažieji miestai, ir regionai, ir rajonai, ir tas pats Vilnius ir Kaunas. Kas iš esmės tai yra kaip politiko pradžiai, tai yra labai didelis rezultatas. Ir plus, kaip aš ir juokauju, Lietuva neturėjo tokio jauno kandidato, vis dėlto 41 metai mūsų Lietuvos istorijoje pirmą kartą, jeigu atmėsim Aleksandrą Stulginskį pokario metu, tai rezultatas yra nuostabus. Didelis ačiū bendruomeniai. Gerai, padarom taip. Tai pirma Eglė, tada Augustas, tada Ramūnas, tada Reda, tada Gailė. Pagaliuko. Eglė Račkauskaitė, LNK žinios. Tai ta apkalta jums iš tikrųjų čia ir buvo jūsų tramplinas? Čia valdantiesiems ačiū, sakot, už tokį rezultatą? Ne, mes pasidarėme tyrimus, mūsų visi tyrimai buvo daromi iki apkaltos, tai mūsų tyrimai rodė 8,5 iki 9%. Apkalta, kada įvyko balandžio 26 dieną, tas vadinamasis pikas, mums tik tais pakilimą parodė 1,2–1,5%. Tai jeigu matyti ne apkalta, gal būtų net ir geresnis rezultatas, o kas liečia politinės partijos įkūrimą, tai kurie startavo su manim rugsėjo mėnesį, inicijuodami apkaltą, tai taip, prie politinės partijos labai daug prisidėjo. Natūralu, kad valdančioji dauguma iš Seimo išmetinėja žmogų už tai, kad jisai ką pasakė arba kalba ir be jokių faktų bandymą ištirti, tai yra kažkas tai neprognozuojama pas mus Lietuvoje. Jūsų antisemitiniai pasisakymai, Facebooko įrašai buvo kryptingai daromi dėl šių rinkimų? Ne, kad aš jau sakau, tikrai, kadangi ne, kategoriškai, ir jeigu matot, aš toliau laikausi tos pozicijos, aš manau, kad Izraelis, tai yra Izraelio vadovas yra gyvulys toks pat kaip ir Vladimiras Putinas, kuris žudo žmonės, ir aš to laikausi tos pačios pozicijos, nes šiuo metu yra nužudyta 14 000 kūdikių vaikų Palestinoje, prasidėjo Palestinos kontratakavimas Rafos, tai šitokie žmonės kaip jisai, jie turi sėdėti Hagos tribunole ir šiandieną už genocidą būtų teisiami. Tai aš tos nuomonės laikiausi visą laiką. Grįžtant prie Lietuvos politikos, Augustas Stankevičius, BNS naujienų agentūra. Pone Žemaitaitė, ar galima sakyti, kad šitie prezidento rinkimai jums buvo tarsi generalinė repeticija Seimo rinkimam? Ar jūs taip apibendrintumėt pats? Ne, tai žiūrėkit, labai paprastas dalykas. Natūralu, kad politikas dalyvauja visuose rinkimuose ir pasižiūri, koks yra reitingas jo visuomeniai. Prezidento rinkimuose mes ėjom su tikslu, mes žiūrėjom, kokie yra reitingai. Aš žiūrėjau, kad Ingridos Šimonytės ir Igno Vėgėlės reitingai yra apylygiai. Tai supratom vieną dalyką, kad mes turime paimti neapsisprendusius žmonės, ką man pavyko atsivesti rinkimus papildomai 3,5–4% naujų žmonių, kur niekada nebalsavo. Tai yra fenomenas Lietuvoje ir tas aktyvumas rinkėjų lėmė ne Gitanos Nausėdos ar Ingridos Šimonytės kovo, bet dalyvavimas mano. Jeigu pažiūrėsime Vaitkaus rezultatus, tai akivaizdu, kad Lenkų rinkimo akcija krikščioniškų šeimų tą, ką gaudavo, tą gavo ponas Vaitkus. Mano elektoratas atėjo visiškai naujas. Ir puikiai žinot, aš galėjau tada dalyvauti Europos parlamento rinkimuose ir galėčiau dalyvauti, bet Nemuno aušra ir aš asmeniškai atsisakiau, aš nenoriu žmonių apgaudinėti, nenoriu meluoti ir tam mūsų politinė jėga nedalyvauja Europos parlamento rinkimuose. Jeigu siekčiau savo asmeninės naudos, kišeninės naudos, piniginės naudos, tai šiandien Žemaitaitis dalyvautų Europos parlamente, būtų pirmas sąraše. Tai gal po 5 metų mes priimsim kitą sprendimą, bet aš kryptingai, tvarkingai priėmiau sprendimą, neapgaudinėti žmonių. Ramūnas Jakubauskas, 15 min, labas rytas. Sakykit, koks jūsų tikslas bus Seimo rinkimuose? Ir kitas klausimas, ką paremsite antrame prezidento rinkimų ture? Gerai, ačiū gerbiamas Ramūnai, tai galiu pasakyti, mano tikslas Seime, kad politinė partija Nemuno aušra būtų valdančioji daugumoj. Mano tikslas buvo labai aiškiai 2000 metų, kada konservatoriai tapo valdančioji dauguma ir 21 metais prasidėjo ta nelaimė Lietuvos su jų vadovavimu, su jų sprendimais. Ir aš savo buvau uždavęs labai paprastą uždavinį, kiek įmanoma viešinti jų neteistų sprendimų, nepaisant to, kad didžioji dalis visuomenės
visuomenės informuojamo priemonių palaikė ir palaiko Ingridą Šimonytę, palaiko vyriausybę. Tai alternatyvūs kanalai labai daug ką parodė, kad tiek Facebookas, tiek YouTube'as, tiek kiti alternatyvi spauda šiandieną gali Lietuvoje klestėti, gali aukti. Ir mano matytas geras pavyzdys parodo, kad ant Seimo rinkimų konservatorių gali nelikti. Plus, kaip žinote, vakar paskelbė Andrius Kubilius, kad jie planuoja valdančią daugumą, Saulius Skvernelis, Viktorija Čmilytė Nilsen ir konservatoriai. Tai mes jau šiandien puikiai žinome, kad Saulius Skvernelis išeina pas konservatorius, tai yra matyti konservatorių dar vienas projektas. Tai ką tai reiškia, tai kairysė pusė, opozicinė pusė turi labai stipriai susijungti ir akivaizdu, kad vardant Lietuvos Seime dėl to ir stabdė opozicijos lyderių išrinkimo balsavimą į Bako komisijos prieš Nausėdą. Tai dar kartą parodė, kad buvo viskas kryptingai, tvarkingai derinama su konservatoriais. Saulius Skvernelis matyt labai dažnai suderinėja jų sprendimus ir klausimus. Ir tai atsispindi į rezultatus jo kandidatų. Reda ir Gailė. Ir antras buvo klausimas, Ramūno, ką aš remsiu antram turė, tai tik patikėkit manim, aš tikrai balsuosiu prieš Ingridą Šimonytę, nes šitas žmogus negali užimti valstybei jokio vadovavimo posto, ypatingai kai nuo galinės sėdynės jai vadovauja Kubilius ir kiti asmenys, kurie 2009 metais padarė valstybei žalos tiek, kad iki pat dabar mes ją turim srėpti. Pasižiūrėkite į valstybės skolą. Reda Gilytė, LRT Panorama. Sakykit, antisemitiniai jūsų pasisakymai, jūs ir pats to daug ir šnekėjote ir debatuose. Kaip jums atrodo, jums pridėjo tai būtent jūsų reitingui ar atėmė? Galbūt jeigu nebūtų tų antisemitinių jūsų pasisakymų, jūs šiandieną būtumėte antrajame ture. Manau, kad esate iš dalies teisi. Jeigu nebūtų taip suaštinta šita tema, tai Vilniaus, Kauno didžiųjų miesto gyventojų balsų ir rezultatų būčiau gavęs daugiau. Bet matyt taip yra ir aš žinau, kad aš esu teisus, aš nesisakiau jokių antisemitinių dalykų, aš kalbėjau, ką Izraelis daro ir kaip skerdžia žmonės ir jis tą dalyką mato, tai ir aš gegužės 7 dieną pasakiau, kad visas blogybė bus ateityje ir ta blogybė dabar kartojasi ir patikėkit manim, po metų, po 2 tenais bus dar blogiau. Gailė Jaroševičiūtė Mockuvienė, naujienų agentūra Elta. Dar norėjau pasitikslinti dėl jūsų ketinimų Seimo rinkimams. Jūs minėjote, kad vienas iš tikslų būtų būti valdančioje daugumoje naujoje kadencijoje, bet galbūt galėtumėt patikslinti, jau vertinant ir šitus prezidento rinkimų rezultatus, kiek mandatų Nemuno aušra jūsų prognozėmis galėtų surinkti? Neįmanoma šiandieną pasakyti, nes liko 4 mėnesiai, grubiai 4-5 mėnesiai iki Seimo rinkimų, tai vasara yra, žinot, atostogų metas, sunku dirbti. Mes šiandieną jau turėjom rytinį posėdį su valdyba, po pietų turėsim išplėstinį valdybos posėdį, tai mūsų tikslas ir pagrindinis uždavinys dabar visuose rajonuose suformuoti skyrius, kiek įmanoma iškelti vienmandatį rinkiminiai apygardos žmonių, pasidaryti analizę, kur mes esam stiprus ir pasimokyti iš klaidų. Tai yra aš asmeniškai kaip partijos lyderis turiu pasimokyti dėl Vilniaus ir didžiųjų miestų, kur tikrai galėjau surinkti daugiau, matyti retoriką, kažko tai aiškaus neiškomunikavimo, nepasakymas lėmė taip, kad didžiosiuose miestuose aš gavau mažiau balsų. Pone Žemaitaiti, Vėgėlė neatsako, ar eis į Seimo rinkimus, ar neis į Seimo rinkimus, ar bus su viena politinė jėga, ar su kita, bet jeigu jis nuspręstų, tarkim, kandidatuoti į Seimo rinkimus, ar matytumėt jį kaip tą kandidatą, žmogų, kuris galėtų atimti dalį jūsų elektorato? Žiūrėkit, nei aš iš Igno Vėgėlės atimu balsų, nei Ignas iš manęs. Baikit šitą mitą ir aš siūlyčiau pasiskaičiuoti skaičius. Aš tos skaičius turiu, aš turiu tyrimus pasidaręs. Tai dar kartą aš pasidariau paprastą dalyką. Pirmas ir mes darėm asmeniškus, nes nei Vilmorus, nei Sprinteriai, nei Baltijos tyrimai, jie yra visiškai netikslus, jie neatspindi jokių rezultatų. Tai geriausia, kada tu samdaisi pats. Mes visą laiką imti darydom kas 3 savaitės iš 2,5 tūkstančio žmonių skirtingose rajonuose, skirtingose regionuose, klausimų. Tai Igno Vėgėlės ir mano rinkėjas susikerta ties 1,2–1,5 procentais. Tai nepamirškite, kad Ignas Vėgėlė turėjo milžiniškai didelį palaikymą. Ignas šiandien turėtų švęsti be proto didelę pergalę, jis būtų vienas laimingiausių šiandieną politikų, nes jį rėmė 3 politinės jėgos. Tai yra valstiečiai rėmė Dagio ir rėmė Zokas. Tai jūs pasižiūrėkite paprastą dalyką. 3 didelės jėgos arba Zokas stiprus Vilniuje, jeigu mes pažiūrėsime taryboje opozicijoje, tada mes Dagį turime pagal krikščionišką vertybės ir mes turime valstiečius, kur Seimo frakcija, opozicinė frakcija yra pati didžiausia, politinė jėga yra didžiausia, per savivaldos rinkimus gavo daugiausiai irgi balsų ir surinko mažiau negu kad patys valstiečiai per Seimo rinkimus. Žiūrėkit, labai paprastas dalykas. Aš tos paramos neturėjau ir aš jau vienas. Tai jeigu Ignas Vėgėlė būtų šiandien vienas, jis šiandien būtų antram turė.
Sakykit, ką jūs dabar ruošiatės daryti iki Seimo rinkimų? Dirbsite kažkur, tik partiją kursite, bet tiesiog kokie jūsų planai? Mano planai jau šiandieną važiuoju į Kauną. Kaune Kulautuvoje vyks skyriaus steigiamasis susirinkimas. Rytoj mes jau Pilaitėje susirinkimą darome, steigiamąjį susirinkimą. Penktadienį Ispanijoje panašu, arba šeštadienį išvykstų skyriaus įkūrimas Tenerifėje ir grįžtame į žemyninę dalį. Kitą savaitę į Islandiją planuojam važiuoti jau skyrių įkurti. Norvegijos skyrius eina įkūrimas. Tai prasidės Airijoje, man rodo, bijau, jeigu sumeluot, birželio 2 savaitę yra nuplanuotas vizitas. Mes pilnu pajėgumu, esame partija, mano tikslas kiek įmanoma sukurti daugiau skyrių ir kad mes vis dėlto įrodytumėm, kad esame normali politinė jėga. Giedrė ir tada Augustas. LRT radijas, Giedrė Trapikaitė. Seimo rinkimuose vieni iš pretendentų laimėti juos socialdemokratai, kurie dalis jų palaikė jūsų apkaltą, kritikavo po jūsų pareiškimų ir jūs pats save pristatote kaip uraganinį kandidatą, tai kaip įsivaizduoja darbą bendroje koalicijoje su socialdemokratais, kai ir pats juos kritikuojate ir sulaukėte kritikos dėl savo veiksmų? Tai natūralus yra dalykas, politikoje tu kritikuoji sprendimai, kurie tau yra nepriimtini ir po to ieškai sąlyčio taškų. Tai jeigu mes kariausim su visais, tai panašu, kad jokioje valdančioje daugumoje niekas negalėtų būti, ne? Jeigu tai pasižiūrėsime. Tai lygiai taip pat ir socialdemokratai, ir lygiai taip pat valstiečiai. Puikiai jūs prisimenat mane, aš valstiečių politikai, kas liečia Aurelijų Verygą, negalėjau pritarti tų gardelių, tų uždarimų ir tų visų kvailyšių. Tai bet kažkodėl tai man netrukdė dirbti ir opozicijoje, ir pozicijoje būti, ir būti Seimo vicepirmininku. Tai tu randi sąlyčio taškus, kuriuose gali dirbti, yra sąlyčio taškų, kurių tu negali dirbti. Tai tiesiog reikia tą dalyką priimti kaip normalų procesą. Pone Žemaitaitė, jeigu galima, aš jums iš karto 2 klausimus. Tai visų pirma, ar matytumėt asmeniškai save vyriausybėje dirbantį? Ir kitas klausimas, jūs vakar užsiminėt apie Valdą Adamkų, kad lyginant jūsų amžių ir jo amžių, kada jis buvo pirmoje kadencijoje, ten skiria virš 30 metų, tai ar teisingai suprantu iš to, ką vakar sakėt, kad čia buvo jūsų pirmas bandymas, bet ne paskutinis? Žinoma, 100%. Valdas Adamkus, kai pirmą kartą tapo prezidentu, jam buvo 72. Remigijus Žemaitaitis, kai nusprendė kandidatuoti, jam buvo 41 ir yra 41, gegužės 30 bus 42. Tikiuosi pasveikinsiu su gimtadieniu. Tai bus lygiai 30 metų skirtumas tarp Valdo ir manęs. Tai jeigu 30 metų, kas 5 metai kadencijos, tai reiškia dar 6 kadencijas. Pagal konstituciją prezidentas gali būti 2 kadencijos. Tai sekančią kadenciją kandidatuoju ir gal 2 būsiu, po to pertrauką ir vėl dalyvausiu. Tai taip, natūralus yra dalykas. Svarbiausia mano yra dabar uždavinys dar kartą Seimas, tai yra skyrių formavimas ir ateinantis savivaldos rinkimai. Nes savivaldos rinkimai lygiai bus po 3 metų, tai ką parodė šiandieną regioninė politika, tai mes tenais turime pakankamai pajudėti. Dėl vyriausybės šiandienai tikrai nematau, matau aš keletą žmonių iš savo komandos, kur galėtų būti, jeigu būtų valdančioji dauguma, man daugiau priimtina įstatymų leidybos. Ramūnai. Aš dar norėčiau vis dėlto paklausti, rinkimuose išsiskyrė truputėlį rezultatai Šalčininkų rajone ir Visagino savivaldybėje. Kaip jūs tuos rezultatus vertinat? Tai yra, kaip ir prieš tai sakiau, Lenkų krikščioniškų šeimų sąjungos rezultatai, tai kadangi Valdemaras Tomaševskis nedalyvavo prezidento rinkimuose, jeigu Valdemaras Tomaševskis būtų dalyvavęs prezidento rinkimuose, manau, Valdemaro būtų apie 4,7, apie 5,1%. Ir tokiu atveju Vaitkaus būtų panašus artų Jeglinsko rezultatui, kadangi jo nebuvo, dėl to mes ir turim tos virš 7%, tai yra tiesiog natūralus panašus dalykas. Aš tik vieną dalyką, ką aš noriu pasakyti, kad man buvo skaudu debatuose, kad Ingrida Šimonytė pastoviai šaipydavosi iš Vaitkaus. Tai yra šaipydavosi iš jo kaip žmogaus. Jis gali turėti savo nuomonę, mums galim priimti, nepriimti. Aš irgi jau paskutinius debatus, ir aš jau šiek tiek jau pratrūkau ir ponui Vaitkui pasiūliau pasiskaityti konstitucinius dalykus. Ir taip iš manęs labai daug. 5 debatai tylos, tai daug ką reiškia, kas mane žinote. Tai faktas, tai yra signalas tam tikrai Lietuvos daliai, bet suvokim vieną dalyką, kad 100 000 balsų, tai yra labai didelė visuomenės dalis ir reikia su ją dirbti, reikia su ją bendrauti. Jeigu mes ją šiandien nustumsime ir kaip aš girdžiu iš kai kurių apžvalgininkų, kad tai čia maždaug kažkokie tai marginalai, tai čia maždaug čia kremlininkai ir ten maždaug 7% priešų Lietuvoje, tai žiūrėkite, greit Lietuvoje nebeturėsim su kuo mes dirbti. Tai aš tai siūlyčiau susilaikyti nuo kažkokių tai neigiamų vertinimų šitų bendruomenių atstovės. Tai yra 100 000 žmonių. Berods 103 gal, man atrodo. Prezidentas Gitanas Nausėda dar vakar sakė, kad tai yra
tam tikra rizika nacionaliniam saugumui. Ar jūs sutiktumėt su tuo? Ne, nacionaliniam saugumui mes turime kitą, mes turime migrantų krizę Lietuvoje, tai yra 270 tūkstančių išduotų leidimų gyventi Lietuvoje, mes valstybės saugumo departamentas jų neturi galimybių patikrinti, patikrina vos 1% nuo atvykusių, 70 tūkstančių yra Ukrainos nuo karo atvykusių pabėgėlių, tada yra Baltarusijos, tada yra Rusijos ir mes turime iš Centrinės Azijos. Iš Centrinės Azijos mums yra labai daug išduotų leidimų, tai yra ne pagal mūsų tikėjimą ar pagal mūsų kultūrą esantys žmonės, tai gal matyti reikėtų šiek tiek pastiprinti VSD ir migracijos departamento bendradarbiavimą gaunant operatyvią informaciją. Aš čia matyčiau problemą. Ačiū Remigijui Žemaitaičiui, dalyvavusiam šioje spaudos konferencijoje. Po kelių minučių grįšime su 5. vietą rinkimuose užėmusiu Eduardu Vaitkumi. Ačiū, viskas. Sėkmės.